Skridom prieš kokią valandą į Bergamo. Saša. Ką? Turime šiandien nusigauti iki Arko. Ir tame, kad dažniausiai mus paimdavo Sašos mama. Dabar Sašos mama yra išvykusi. Mes bandysim, mums reikia bet kokią atveju nusigauti iki ten traukiniais ir autobusais. Nusigauti reikės kokias 5 valandas. Mes pavalgėm, išgėrėm kavos. Italijoje kaip ir plano kažkokio neturim eilinį kartą. Aš tikrai noriu paragauti tiramisu per šią kelionę, nes aš jau kelintą kartą esu Italijoje. Ir aš niekada neragavau itališką tiramisu. Aš pas Sašą gal paragavau. Jeigu busit Italijoje, čia yra tokie kavos saldainiai, baisiai skanu. Jeigu rasit paimti. 346 minutes later. Gerai, su pirmu autobusu pavažiavom. Nesupratom, kaip ten mokėti. Tai mes galiausiai nemokamai važiavom su autobusu. Dabar mes atvarėm į Bergamo, kur mūsų laukia pirmas traukinys. Jis, man atrodo, 3. Bandom spėti traukinį, kuris bus už 10 minučių. Tiesi spės. 10 seconds later. Mums teko biškį pabėgti, nes čia kažkodėl būtent šita platforma yra kažkokioj kitoj pusėje nuo stoties pagrindinės, bet mes kaip ir spėjom. Mums Žodžiu, mes spėjom, bet čia toks dalykas, kad čia, kai lieka 5 minutės iki traukinio išvažiavimo, bet Trenitalia appsą, tenai surodo, kad nebegali nupirkti bilietą. Bet tada aš paklausiau mašinisto, ar mes dar galim nupirkti bilietus, ir jis sakė, jo, galim, tai mes dabar laukiam, jis dar nepriėjo, bet mes traukinį, kurio mums reikia. Daiktų pas mus biškį belikiek. Turim 20 minučių iki kito traukinio. Čia grinai prie stoties buvo kažkoks bar, kafe. Fun fact, Italijai, jeigu norit kažkur paimti kavos, tai greičiausiai ta vieta bus ne tik kavos vieta, bet ir baras. Aš atsiprašau, čia ne į temą, tiesiog aš skaitau kartais Facebook'ą. Šiaip aš nemėgstu Facebook'o, bet ten sėdi, aš nežinau kokia amžiaus grupė ir aš matau, pavyzdžiui, skelbimą, Bemsą parduoda bičas. Biškiai didoką kainą ir jam parašė kažkas kosmonautas ir jis atrašė nelok bomžas. Labai mėgstu Facebook. Atvarėm mes paskutinį miestą, Rovereto, ir kaip ir viskas gerai, mes šiaip nusigavom tikrai gan sklandžiai. Mes realiai niekur nevėlavom, buvo viskas gerai, bet problema tame, kad mums dabar iki kito autobuso, tiksliau iki vienintelio autobuso, iki ten, kur mums reikia, yra valanda laukti. O praeitas buvo, žinot kada? 16 tram 7, dabar 16 kem 1, o kitas yra tik 17 kem 2. Žinau to, kad sekmadienį šiaip būtų už pusvalandžio. Nežinau, grįšim užstoti jaučiu, ten pasidėsim. Aš jau taip noriu namo tiesiog pailsėti, nežinau, tiesiog pailsėti realiai. One flight, 2 buses, 3 trains later. Oh shit! Į ką nuėjausi? Į plaukus. Plaukus man dar išrauti. Kai kas prieš 2 valandas atsikėlė, kas prieš 10 minučių atsikėlė. Oi, ir taip tavo vertėjo atsikelt prieš 2 valandas, ką tu veikiai per tas 2 valandas? Aš galvą plovą, aš dažiausi. Nu, 2 valandas? Taip. Aš su močiute šnekėjau tavo. Apie ką šnekėjau? Apie produktus. Valandą aš tave žadinau maždaug. Nešadinavai valandą. O, ten asilai karvės. Karvės jau čia, ne? Oras šiauriai nice, aišku, biški šalta, aš biški per lengvai gal apsirengiau, biški koja šalta, bet ypač po Berlyną. Berlyną kažkodėl buvo baisiai šalta, aš kažkaip galvoju, ten biški šiltesnė žiema. Ne, bet ten kažkaip atrodo, kad ten šalčiau buvo negu Lietuvoje. Italijoje be vaisių su daržovėm reikia paimti pirštinę, atspausti numeriuką ir priklijuoti ant maišiuko. Va. Žiūrėkit, kaip pas mus yra lašiniai, tai irgi tiesiog riebalas, kiaulienos. Ir dar paimam paragauti briošio kremą, čia atrodo kaip kruasanas, bet čia briošio ir tokį kanolo kremą. O čia žiūrėkit, gaidelis, supratau, gaidelis, Italijos edition. Tai va, pusryčiam turėsim salotų su burata. Saša rado tokią focaccia su alyvuogėm, žiauriai skani. Ne tik su alyvuogėm. Ai, su alyvuogėm čia, man atrodo, pomidorai ir šitie paprikos, grybai, ne? Jo, grybai. Prosciutto, kiaušiniai. Ir tada Sašas mačiutė iškepė bliniukų. Labai skanus. Tai va, ir duona. O lele. Kaip daug kremo, nesitikėjau, kad jau taip daug. Jis toks densas atrodo. Einam pavedžioti šuniuką ir jis turi savo paltą. Tiek žinių.
Tu reporteris. Aš žurnalistė praktiškai. Prašykit komentarus ir žiūrėtumėt mano laidą apie keliones. Nes aš dar nesugalvojau. Aš jau seniai svajojau turėti savo laidą apie keliones. Aš neįsivaizduoju, kokiu tai formatu būtų, kaip tai būtų, bet prašykit komentarus ir žiūrėtumėt. Nes jeigu žiūrėtumėt, ne faktas, kad tai bus, bet... Jo, ir neaišku, apie ką jinai bus, bet bus apie keliones. O čia žiūrėkit, bambukai auga. Mes praktiškai Japonijai, o ten praktiškai Fuji. Mes praeitą kartą, kai buvom šitą mieste, buvom šitoj parduotuviai ir čia yra labai daug visokių nereikalingų šuliukų. Tai vad galvojam paimti kažką, mažiutį čia gal rasim. Gal puodelį kažkokį fainą? Kas čia? Išprotėjusio žmogaus taimėtis. Lemma, tiek nereikalingų šūdų realiai, pavyzdžiui, sticky cats. Vat vieną ragau. Pažiūrėkit, čia yra picos pjaustyklė dviračio. 3 hours later. Mes dabar, žodžiu, užsakinėsim Amazoną. Ir, žodžiu, aš prisiminiau tokį Canon eventą, kur, žodžiu, jeigu nežinot, kas čia yra, čia įvykis, kuris įvyksta visiems. Čia ne Canon kamera, ne? Geras, Geras. Taip. Prašiau mamos planšetinio, aš taip jau norėjau. Jeigu žinot, Prestigio, toksai brandas buvo žiauriai šūdinas. Jis buvo dar toks logotipas kažkoks. Ir P raidė, man atrodo. Turbūt originalus vertimas buvo. Ir man padovanojo ir aš atsidariau tą planšetę ir jinai buvo tokia šūdina. Pirmą kartą ją įsijungiau ir jinai jau lagino. Ir aš atsimenu lygiai tas pats įvyko, kai aš išprašinėjau telefoną. Lyginau tos telefonus, žiūrėjau apžvalgas ir aš išsirinkau patį blogiausią. Aš, ponas mokslininkas, padaręs visą research, radau patį prašiausią. Ten lagino viskas. Ten net skambučiai lagino. Bet užtat dabar aš, kai padarau research ir perku daiktus, aš realiai nupirku labai gerus dalykus. Reikėjo nupirkti 10 šūdinų telefonų ir planšetę, kuri... Ai, beje, tos planšetės ateitis buvo tokia liūdna. Aš lankiau regbį ir mes važiavom į ekskursiją ir aš sėdėjau gale ir mes žaidėm. Mes žiauriai ten linksmai žaidėm ir po to aš grįžau namo ir išsiėmiau planšetę iš tašės ir čia buvo sudaužyta pilnai. Ir aš po to paslėpiau pirtį tą planšetę, kol mama nesurado. Galvoju, kad aš sudaužiau, o aš realiai jūs nesudaužiau. Man patikėjo. Oi, nežinau, kažkada atėjo mūsų kaimynė, pasakė, kad aš sesę išvaidinau vergiai ir mano mama patikėjo. Jie taip ilgai manim netikėjo, kad jau praėjo taip ilgai, kad aš pats biškį kvestionuoju. Tai buvo. Tai kodėl manim nepatikėjo? Nežinau, kad aš jau daug melavau, kai buvau vaikas. Tokią istoriją užsakinėsim šiandien. Tai va, o šiaip norėjau pasidalinti kačio epipi receptų. Kaip išvertus, ką tai reiškia? Pipirų ir sūris. Jeigu turit namuose tik pipirų, aliejaus ir sūrio ir makaronų, jūs galite pasigaminti kačio epipi. Aišku, būtų idealiausia, man atrodo, tas parmigiano reggiano sūris, bet aš vakar dariau su paprastu fermentiniu sūriu, nes jis vienintelis buvo namuose. Tipo, jeigu turi tik tokį sūrį, tai jis realiai tiks. Opa, kavukas numeris 2. Tu filmuoji, filmuok. Ir keptuvė. Purvina kažkodėl. Tai realiai tiesiog pakepti pipirus ant aliejaus, tuo pačiu virti makaronus. Nu, ten yra specifinis receptas, aš biškai iš akies darau. Nu, aš nežinau, man patinka perskaityti receptą, suprasti, kaip kažką gaminti, bet realiai... Aš žinok labai relėtinu tavo iš akies. Aš viską dedu iš akies ir po to tiesiog komentaruose meluoju visą laiką. Voila. Taste test. Žiauriai paprasta ir žiauriai nice. Aš trukau gal 10 minučių. Žinai, jis neišėjai. O, ką mes šiandien Simona darysim su tavim? Tiramisu. Tu mokė daryti tiramisu? Ne, aš sak vakar tik tokį žiūrėjau receptus. Žiūrėk, reikia laikyti va taip už šunį, kad jis atstotų. Grinai va taip va. Man atrodo, kai jį laikai, jis kažkaip pasimeta, ką jam daryti. Tai mes eisim į parduotuvę, į polį, aš susirgau. Tu pasakai jiems, kad aš susirgau? Dar ne, vas aš šiandien atsikėlė labai susirgęs. Tau nerūpėjo, net tu jiems pasakai viską iškart ir dar net ne... O mes jau pusryčiavom, tau nerūpi. Aš Saša susirgo. Ir šiandien atsibudau 4 ryto. Ir mano močiutė brain slopina iki 4 ryto, hebra. Jinai žiūri melodramas, kažkokius serialus iki 4 ryto. Aš atsibudau, einu į tualetą ir aš girdžiu, kaip jinai... Čia, nu, tai va, serialą kažkokį žiūri. Ir jinai atsibudo po to 4 ryto ir brinuotina. Toliau. Bet tu sakydavo, močiutė irgi žiūri pastovi teliką. Taip. Tai jo, varysim pirkti tiramisu produktus. Ir dar nupirksim naujametiniam stalui kažkokių dalykų. Nes darysim mišrainę. Tai gerai, mes varom. Ate. Ate. Pažiūrėk, ate. Ate. Ate.
Išleidom viskam apie 5 eurų. Salotos, avokadai, kurie kažkodėl po vieną įpakuoti yra. Pienas, lašiša, daržovės, jogurtas, mišrainiai, agurkėliai. Iš dešros geriausia, ką radom, yra tokia mortadela, kuri yra jaučiu arčiausiai daktariškai. Čia tiramisu, cukrus, kiaušiniai, ladyfingers, duona, šokoladas, šiaip baisiai skanus. Jam buvo akcija. Įsikatėlė. Saša miršta, man atrodo. Tuna, maskarponė irgi tiramisu. Ai, ir dar mačiut paprašė nupirkti saulėgrąžų aliejaus. 3 hours later. Visiškai nesigavo, rytoj vas turbūt bandysim dar kartą. Aš nebalosiu, aš buvau žiauriai užsihypinus padaryti tiramisu. Ir galbūt aš biškai verktelėjau, dėl to, kad man pavyko tiramisu. Tai nežinau, aš varysiu į kopą, nes dar ne viską nupirkom šiaip. Ir bandysiu, jau šiandien negabinsiu tiramisu, bet gal šiaip rasiu kažkokį fainą desertą. Tiramisu gal ir nepavyko, bet va, pasidarėm jau su mačiute mišrainę. Šitą pamiršau, vadinasi. Dar salotos su burokėliais. Dar į orkaitę dėsim čia moliūgą su morkom. Turim vištieną. Biškai viską gaminsim. Beje, jeigu šiais metais turit planuosi ne vieną ar bent vieną kelionę, noriu jums parekomenduoti programėlę, kurią labai norėčiau būti savo parekomendavus anksčiau. Ir jeigu jau ilgiau prenumeruoti šį kanalą, tai turbūt žinot, kad tai yra Saily. Bet su Saily pirkau internete jau 3 skirtingose žemynuose ir dar daugiau šalių. Ir man labai patinka, kad aš tiesiog galiu prieš kelionę iš anksto savo nusipirkti interneto, ten 5 GB, 10 ar kad ir neribotam. Ir kai aš nusileidžiu, man jau automatiškai aktyvuojasi planas ir aš tiesiog visur turiu internetą, kurį beje bet kuriuo momentu galima pasipildyti. Ir kas dar yra labai faina su Saily, kad kadangi yra susijęs su NordVPN, kai jūs nusiperkat Saily planą, jūs taip pat galite ir pasikeisti virtualią lokaciją. Jeigu kažkoks turinys ar kažkas yra neprieinamas jūsų regione, jūs galite tą regioną pasikeisti. Tai ne tik Saily jau virš metų remia šį kanalą, bet ir aš realiai virš metų ar daugiau esu jų pastovi klientė, nes tiesiog visur, kur man reikia interneto, aš jau nusiperku per Saily. Tai dėl to nuoširdžiai galiu labai parekomenduoti ir jums. Ir aišku, nepamirškite pasinaudoti mano kodu SimonaCim, kad jums dar ir būtų pigiau. Saily labai ačiū, kad parėmė šį video, o mes galim grįžti prie vlogo. Berlyne prižiūrinėjom katiną, jeigu žiūrėt Berlyno vlogą. Ir iškiai ten šitą šumpalaikį. Čia vlogas žodis, aš nesu įsitikinęs. Ką tokį? Šumpalaikis. Aš ten esu girdėjus tokio žodžio. Mes pirmą kartą derinam pagal orą šuniui ką apsirengti. Čia apgailėtina. Ir dar mes atsibūdom anksčiau ir matosi iš mūsų senukas, žodžiu, jam reikia patiesti, kad šitas šunsnukis, jeigu norėtų sisiot, kad pasisintų ant susinukų ir jis vis tiek apsimyžo prie mano kuprinės. Bet vis dar nesu įsitikinęs, ar ant mano kuprinės, ar prie mano kuprinės. Tikėkimės prie. Jį rytais vežiodavo močiutę kokią 5 ryto. Mes nesikeliam taip anksti, bet dabar močiutė prisirgo. Pradžiu Saša susirgo. Nu, Tu nematai sąsajos, jokios. Kol Saša dar biškai pavaikščiai su šuniu, aš einu į parduotuvę. Mes kol čia esam, čia kiekvieną dieną saulė. Nu, Italija šiaip dažnai yra saulė, bet aš manau, kai mes važiavom čia prieš pusę metų, čia visą savaitę lyja. Ir net nėra taip šalta, tipo, aš visą laiką čia vaikštau su flysu. Nu, šiaip labai gražu čia, nes čia vat visur aplinkui kalnai. Vat ir čia, ir ten. Ką tik itališkai paprašiau, kad man atpjautų. Aš tai pradėjau panikuoti, kai manęs pradėjo kažko klausinėtis. Aš išmokau lygiai vieną frazę, kad užsakyti prašau. Arba tada jau pradėjo manęs kažko klausinėti, aš jam. Grazie. Ciao, buona giornata. Gerai, tai mini holas. Sūris močiutei, pienas, agurkai. Šitas kruasanas, Saša. Čia neo. Crazy šuo visiškai. Ir prosciutto koto. Saša visgi pasakė, kad aš netaip užsakiau, bet galiausiai nupirkau tą, ką reikėjo. O kainos, jeigu įdomu, tai vat sūrio toks gabaliukas 5 pem. Prosciutto 200 gramų 3 kem. Toks va kruasanas, kuris kažkodėl vadinasi briošė. Nu va, atrodo šiaip grinai kaip kruasanas. Nu beveik euras. Agurkai 2 tokie dideli euras. Pienas euras tram, kažkas tokio. Gal šiaip atrodo, tai labai gerai. Oho, visi screen. Žodžiu, Sašai slogais nelabai... Sašai slogais nelabai jaučiu skonių. Čia vlogas? Jo. Aš labai sergu, tai nenoriu jūsų užkrėst. Tai man labai skanu, bet man sloga, tai aš nelabai gerai jaučiu skonį. Bet tekstūra tai labai tikroviškai. Labai tiramisu. Jaučiu, kad keistai atrodo. Man tai biški per saldu visgi, aš gal biški per daug cukrus, nors aš dėjau 3 šaukštus cukrus. Bet aš nedėjau romo, aš nenorėjau pirkti romo vien dėl
deserto, sarka išpratėjęs. 346 minutes later. Parašykit komentaruose, jeigu jūs turėtumėt galimybę gyventi prie jūros ar ten prie vandenyno, bet niekada neturėti prieigos prie kalnų, arba jeigu jūs galėtumėt gyventi prie kalnų, bet niekada neturėtumėt prieigos prie vandenynų ir jūros. Ką jūs pasirinktumėt? Šiaip parašykit komentaruose, kokia yra jūsų svajonių šalis. Ir man labai įdomu, kodėl kažkokia šalis jums yra svajonių. Man asmeniškai tai yra Japonija. Ir jeigu jūs esate žiūrėję mano vlogus, tai galbūt čia nėra kažkokia labai naujiena ir aš manau, tai buvo gan lengva nuspėti. Žodžiu, tobulų atveju jie turi tokį digital nomad vizą. Aš norėčiau toliau dirbti savo šitą darbą, kur turinį, bet galėt gyventi Japonijoje. Tik su japoniška digital nomad viza yra taip, kad aš galvau, kad jinai yra gan lengvai duodama. Kas turbūt buvo kvaila taip galvoti, nes Japonija jinai lengvai vizų neduoda. Aišku, ar aš bandžiau, kad nors aplikuoti japonišką vizą kažkokią? Ne. Bet aš skaičiau tus reikalavimus. Bet jeigu ne Japonija, o vat iš Europos šalių, tai turbūt Italija. Man ne visada patinka labai italai, bet pati Italija man patinka, o taip pat Šiaurės Italija. Man Šiaurės Italija tokia biškai tvarkingesnė atrodo. Aš visai įsivaizduočiau save gyvenant ir aš visai norėčiau pagyventi iš tikrųjų. 3 days later. Mes keliaujame pirmą autobusą. Mums šiaip skrydis yra 17 kem, dabar yra 5 kem. Kodėl mes taip anksti varom, paklausit jūs? 12 valandų anksčiau. Nes šitas miestelis yra pasaulio šiknoj. Nuo jo nusigauti iki Milano Bergamo reikia iš pradžių mums nueiti 20 minučių iki stotelės. Po to mums reikia valandą važiuoti iki tokio kito mažo miestelio. Iš ten yra vienintelis Flixbusas iki Milano Bergamo, kuris varo 7:05 ir labai šaltas šiaip. Kokios emocijos aš? Na, aš supratau jau, kad viskas dabar Lietuvoje, aš vėl grįšiu, vėl ta žiema, kuri man... Tiesiog aš mėgstu žiemą, bet aš nesuprantu, kodėl man taip kosmiškai šala rankos Europai, nes jas nešaldavo man Kanadai. What? Per -2 man nešaldavo rankos. Ai, šiaip per -2 man irgi. Per -25. -25. O tai dabar -2 man to iš viso -25 Lemba, šiaip rankom. jo, man irgi. Ir man atrodo, man tikrai reikės termokelnes nusipirkti. Aš kažkaip supratau, kad mes grįšim į -10. Jo. Aš gal geriau sutaupysiu ir žiauriai stipriai susirgsiu. Aš turiu jogurtą. Visą aš padariau sumuštinius, kurie stebėtinai šiaip nėra sogiai, nors tenais yra agurkas, majonezas. 346 minutes later. Saša, papasakok apie savo pasirinkimą. Mano pasirinkimas. Pizza margarita, baso. Pas jūs yra alta, tai čia tipo ant storo pado, bet aš nemėgstu pizza ant storo pado. Apartos iš Dominos, tai buvo skani. Dominos parašykit man, jeigu ką. Bulvytės free, Coca-Cola Zero ir viskas tai už 7 eurus. Žinokit, čia ketvirtadalis pizzos, kurią gausit. Ne, čia šiaip gan didelis pizzos gabalas, aš nežinau, kiek matosi, bet... Jo, tai aš labai patenkintas. Iki skrydžio dar kokią valandą laukti ir man nėra ką veikti. Aš pagalvojau, aš jums padarysiu mini Sephora haulą. Šiaip ką labai noriu iš tikrųjų parekomenduoti, aš jau antrą šitą perku vazeliną. Jo kvapas, kaip jis gerai drėkina ir jis turi tokį labai lengvą spalvą turi. Nu, biški matas. Kitas dalykas. Matching veido kaukę. Kitas dalykas. Jeigu pamatysit šiaip Japonijoje arba Korėjoje, tenais, man atrodo, jie nekainuoja daug. Visų pirma, čia, aš nepasakiau, čia yra lūpų kaukė. Ryte mano lūpas, mažo to, kad jis kvepia beprotis skaniai, tai lūpos yra tokios sudrėkintos, tokios putlios. Labai geri buvo atsiliepimai apie jų blakstienų tą rėtiklį. Ir dar, pirkau žodžiu, pudrai. Šepetėlį, kas man šiaip labai patiko, aš ką tik dabar supratau. Aš galvoju, čia šiaip įpakavimas, kurį po to reikia išmesti, bet čia yra zip lokas. Žodžiu, toks mini holas, aš nežinau, aš tiesiog mum iki skrydžio dar laukti ir man nebuvo ką veikti, aš norėjau jums parodyti, ką galiu tikrai parekomenduoti va šitos du dalykus. Žiūrėk gerai. Nu va, mes toliau lauksim skrydžio. Nu, kol kas nieko. Ajo. Jo, jis keistas. Nu, kol kas nelabai jaučiu masažą. Oh my god.